Ok, hebra, mes turim kovoti prieš mano sesę, jeigu pažiūrėsi, ten tiesiog visiškas bardakas, neokupuoja tiesiog studiją, hebra, smash that like button, kiekvienas laikas skaitysis, mes eisim kovoti, aš ją išvarysiu, jeigu surenkam štuką laikų, nežinau, kad man nerūptės, kai tiesiog smash that like button. Na, sveiki, hebra, žinokit, šiaip viskas gan tvarkoje, sesė šiaip turėtų to jūs išvykti, tikrai pasekit ją, duokit jai žinios, kad norėtumėt gal išvyst video arba ten streamą ar kažką su jie, tai va jos Instagramas, pafolokit, paspaminkit ją draugiškai. Tai va, o šiandien mes turim tikrai didelę žinią ir anonsą, tai yra mūsų nauji rėmėjai, partneriai, draugai, nežinau, aukščiausio statuso, nes mes pasirašėm ilgalaikę sutartį, tai yra Patriot Viper, įmonė iš pat Amerikos, susikontaktavo čia ir nori, kad aš būčiau, galim sakyti, Baltijos regiono atstovas su jumis ir mes bandėme jų produktus, tai nebuvo tai, kad jie atsirado iš niekur, man tiesiog jie patiko, ar ten jie man parašė pasiūlys, nežinokit, mes tikrai pasitestavom, sukontaktavom, tikrai mūsų sutapo vertybės, viskas, tai tikrai džiugiai skelbiu tą žinią, hebra, kad tikrai matysite video, ar sponsor, ar kažkokių daiktų, visko, ir šiandien būtent norėsiu aš jums dar atidaryti ir papasakoti apie dalykus, kurie man atsiunti ne per seniausiai, gal matėte Instagrame, ar tiksliau Twitteryje, aš kėliau tenais postą su daug dalykų unboxingų, tai sekit man irgi kitose socialinėse medijose, nes būtent tenais irgi labai daug dalykus praleidžiat. Bet ačiū, kas jau žiūrite šį video, kaip minėjau, smash that like button, subscribinkit ir eime gal pakalbėti apie Patriotą, kasgi jie tokie. Tai jo, hebra, mes jau turėjom, tarkim, klaviatūros apžvalgą, kuri man žiauriai patiko, aš ją asmeniškai pasiliksiu naudoti, ausinių jums negaliu parodyti, taip pat apžvelgiu, nes jas mes atidavėm. Ir žinokit, mes tokiu formatu panašiai ir dirbsim, tai kad aš stengsiuos ne tik tai savo gauti atitinkamai arba jum kažką, bet vat, kartu tą dalyką suderinti yra fainiausia, geriausi rėmėjai. Tai ir šiandienos visus dalykus, kuriuos unboxingsim, jums reikės įsirinkti, ką jūs norėtumėt, kad atiduočiau iš to komplekto. Žinokit, bet ką galite rinktis, jūs man prioritetais tiesiog komentuokite, rašykite, kuris jums dalykas įdomiausias. Gal net keli, drąsiai žinokit, suderinsim. O dabar šiek tiek apie patį Patriotą ir tiksliau gal patį Viperį, nes Patriotą jūs tikrai girdėjote, jie jau yra susikūrę nuo 1985 metų ir labiausiai žinomi yra dėl savo, sakyčiau, ramų, dėl rimtesnios struktūros kompose komponentų gamybos, bet ką mes būtent partneriam su kuom dirbsim, tai yra Viper Gaming brandas įsikūręs 2007 metais ir gaminės taip pat daugumoje ramus, tos tokius, nežinau, entuziastam būdingus dalykus, bet 2015 jie pasakė, kad reikia eiti gal į mainstreamą, kur gal daugiau rinkos yra, daugiau žmonių interesų, gal ką, nežinau, kiti brandai, Razer panašiai pasakė, kad tenai yra rinkos. Bet esmė tame, kad nuo 2015 metų jie pradėjo gaminti taip pat klaviatūras, pelytes, ausines, su kuo mes būtent ir dirbsim ir unboxingsim, tai tikrai jų įranga savotiškai prieinama ir jų sloganas, kaip sakant, vardas, toks kaip hashtagas yra Gamer Certified ir jie sako, kad jie turi ne tik tais įrangos profesionalam, rimtiem žaidėjam, e-sporto žaidėjam, bet taip pat ir kiekvienam pradiniam naudotojui, tai jeigu taip pat matėt mano apžvalgas, ar ten pelytės, ar dar nebuvo pelytės. Bet klaviatūros ir ausinių, tai matė, kad kainos tikrai yra labai prieinamos, taip pat šiandienos visų produktų kainas paliksiu apačioje po video. O ką mes šiandieną gavome, tiksliau, tą visą komplektą, jau tikrai, kai kurie mane seka, žinot, kad tai nebuvo šiandieną, bet esmė tame, kad gavome, tarkim, pirmas kiečiausias dalykas, kuo jie būtent, sakau, žinomi, tai yra šie ramai, tikrai. Čia yra jų kiečiausi, beveik rimčiausi ramai, tai yra Viper RGB serija. Taip, čia tiesiog tai yra, jeigu kieta, tu dedi RGB, aš kaip minėjau, aš nesu labai tuom haters, jeigu tu gali sau leisti, tai kodėlgi ne. Ir jie dar turi Black RGB, čia toks įdomus akcentas, bet padarius patį unboxingą, pasižiūrėjus, kas tenai yra iš pačių ramų, žinokit, ramai nesiunboxina labai kietai, tai tiesiog jo pačios dvi lasdelės. Jūs yra dual channel, čia parašyta, atkreipkite dėmesį, žinokit, perkant du ramus, geriau pirkti juos iš karto, nes jeigu net tu pirksit identiškus po vieną, jie gali neveikti. Tai va, bet šitie ramai turėtų veikti, aš nenoriu labai jų išpakuoti daugiau kažkaip lįst prie jų, mes turėsime ir kiekvieno video atskirą apžvalgą, tai dėkite tą subscribe ir nepraleiskite. Tai o ramai gal nėra būdingi, reikalingi kiekvienam iš jūsų, taip pat man Patriotas pridėjo ir kažką tokio labiau kasdieniško, tiksliau mes susitarėm, kad, pavyzdžiui, ši pelytė labai faina, tai yra V530 pelytė, optinė pelytė ir jos kaina, jeigu neklysiu, ten apie 2-3 eurų vaikštų, žiauriai cool, aš būtent norėjau pažiūrėti jų optinės peles, aš asmeniškai esu jų mėgėjas ir nenoriu čia labai irgi per daug lankstyti, žiūrėtis, tai yra ir sensorius, kaip minėjau, geras, taip pat ir apšvietimas yra šioje pelytėje, tai jo, unboxingas gan paprastas, bet kaip minėjau, bus atskiri video, gal galėsime pabandyti panaudoti ir kaip minėjau, aš bent jau norėčiau jame atiduoti, tai gal ir jūs sutiksit komentaruose. Na, kas dar labai susilaukė dėmesį iš gautų daiktų pas mane, tai yra
kai kėliau fotkę tą, tai kad žmonės sako, o speksai, jau dar vieną pelytę, pažiūrėk tą pelytę, čia buvo nuotrauka iš viršaus gal daryta ar iš šono. Ne, čia nėra pelytė, hebra, čia yra kilimėlis, jeigu pažiūrėsit labiau taip iš kitų kampų. Čia yra tiesiog kilimėlis, RGB kilimėlis. Neklauskit, kodėl, žinokit, laukiu, tiesiog ruošiuos padaryti jums labai clickbait video ar kažką. Anyways, tai vat, gal jūs norit giveaway, I don't know, bet šitas dalykas irgi, jeigu užpakaus nieko mandro, tiesiog yra iš polimero, kaip jie rašo, kilimėlis. Jeigu tai išvertus iš žmonių kalba, tiesiog realiai plastikinis, jis savočiai tarnausiai nėra medžiaginis, net sintetinis kilimėlis. Čia yra toks hard plastikėlis ir jos yra savotiškas, jis jungias per USB, tai turėkite omeny, kad jeigu jūs turit USB skylių, aš asmeniškai jų nelabai jų turiu, man trūkumas yra prie kompų, tai jūs galite bandyti užimti kilimėlių šviečiančių, why not, bet žinokit, sakau, kai prieisit prie tų problemų, kaip dėdė Speksas turi, kai tau trūksta, kur įkištų USB, tai tikrai nėra smagu. Na, tai aš nevargsiu labai su to kilimėliu, ką norim fainiau parodyti, ką pasilikau pabaigai, vat, visas komplektas didelis, ką aš jums rodžiau, to didžiulį dėžė, kiek ten kilogramų. Tai yra dar kilimėlių, bet šitie kilimėliai yra labai šaunus, tai yra jau standartiniai gaming mousepad kilimėliai ir jie yra labai kokybiški ir labai prieinami. Kaip minėjau, skaitėk, man atrodo, mažiau nei 10 eurų ar panašiai to sumoje vaikštų, tai labai konkurencingas sąrašas, sakau, kur būtent Patriotas gali pakonkuruoti su labiau žinomais kilimėliais ir manau ir apžvalgą bus galima padaryti, gal palyginti. Tai šie kilimėliai yra gan standartiški. Žinokit, tokie savotiški sintetiniai, aišku, turi apačia yra iš gumos pagrindo, tai padėjus, bet jie yra dviejų dydžių, tai čia yra large sizas, tai jeigu jums yra large jums nėra didelis, jums kita kalba verčiasi, tai jie sugalvojo, kad reikia padaryti super size. Tai large beje yra mažiau, jeigu jums reikia skalės vienetų, tai čia yra super size. Tai jeigu atrašysit komentarus, kurio norit, aš asmeniškai, man jie abu didelį, aš nežinau, kam čia kur kaip naudot. Pakavimui jie labai nesiskiria, ant dėžutės yra irgi keli užrašai ir taip pat čia yra tais jų, kaip ir minėjau, Gamer Certified logotipas, kuris paaiškina dar ten didžiausią kažkokią tiraniją, kad čia kažkoks labai insane dalykas Gamer Certified. Nežinau, čia komentuokit #Gamer Certified, kad čia tipo cool, smagu, nauji rėmėjai, bet I don't know. Tai va, hebra, labai daug čia dalykų, aš viską bandau nulaikyti, ką mums tik pirmą kartelę siunčia Patriotas, tai mes tikrai turėsim daugiau kažko smagiau ir kaip minėjau, iš visų šitų dalykų, aš nežinau, gal man kilimėlis patiktų, gal palikit bent vieną man kilimėlį, bet žinokit, visą kitą ar kiti dalykai, ar man reikia dar vienos pelės, ypač pigesnės, aš gan išlepęs. Tai jo, išsirinkit, ką mes galėsim jums atiduoti, o ką aš manau, beveik viską aš čia apžvelgsiu, tai dėkit tą subscribe, ačiū, kad žiūrėjot, paliksiu visas nuorodas, taip pat per mūsų draugus Skytechą, prekės atrodo visos turėtų būti pas juos šiuo metu, o taip pat dar pažiūrėkit mano, kas nematėt klaviatūros, kuris žiauriai man paliko didelį įspūdį ir taip pat ausinių iš Patriot Viper apžvalgą. Tai tikiuosi, bus puikiai partnerystė, bus daug gerų įspūdžių, jums geras atsiliepimas taip pat, tai ačiū dar kartelį, kad žiūrėjote, iki sekančio video. Bye! Jo, ir šitas apšvietimas insane, hebra, žinokit, jūs neįsivaizduojate, aš tiesiog vieną lempą pasijungiau, bet jeigu aš ją išjungčiau... Jo, jis insane yra, aš jums sakau.